Gal padainuojam, aš atšmiai, kaip anksčiau dainuodavom. Laužas ilgai dar liepsnos, kas man jo šviesą atstos. Net visą galę naktis, laužo užpūs Kažkaip kitaip iš karto geriau. Laužo užpūs nieks neišdrės, kaip ir mūsų radijo šou. Ar noris tu išbunkęs į galvą, palėsiu, bum! Kuti. A jau nebijai. Kiauliukai! Ne! Dabar užbunkęs matau! Ne! Pigeras. Kiaulė, tuščiama kiaulė. Eigi čia, Česlau, nuveskit jį iš čia. Kągi, tęsime mūsų laidą ir skirelis vaikučiams. Gerbiami vaikučiai, šiandien nebus jokių pasakų. Eikit ruošt pamokas. Eikit visi šikt, viso gero, uždarom laidą, einam klausyti ruską radijo. Taksistai, debilai. Nevaryk, žinau, neverdyk manęs. Nesveika kiaulė tu esi. Gerbiami klausytojai. Tu skinsiu žąsinas, tylėk. Neaiškink man čia tu. Nu, bliūdkas. Žąsinas, tylėk. Tai ko kliuksti čia, kalbėk per radiją. Blatnekas, drąsus labai, ai. Atsakink, Aidi. Ai. Einam už durų, einam į kalydą. Tu nemoki per radiją kalbėtų, kokią eilėraštį skeltum, tau tik muštynės galbūt. Klausyk, žąsinas, einam dabar. Einam į kolidorių, einam. Kur šalia, kur yra druska nuo prakaito, va ta skylė, tai jinai jau 10 metų, jie jūs Tai čia druska išėdė, man sakė. Aš į cheminę buvau, nunešęs, sako, druska išėdė. O tai gal dėl to paties pas mane ant kelnių yra ties pimpalų skylė, irgi nuo druskas? Ar nuo smėglos? Pas tavė šonuose čia, taip? Nu, kelnius, vidinėse šonuose. Vidinėse šonuose. Tai čia nuo druskos irgi išgriaužė. Aš kai nuėjau, žiūrėjau, tai čia va druska pas mane labai išėdusi skylę ir jau nugarą. Užsikosėjau. Duosiu per nugarą. Oi! Nu ką tu man spjaudai visą laiką ant rankos, nuvalyk dabar. Taip užsikosėjau. Nuvalyk savo skreplį su krauju. Pas tai spaudimas labai aukštas, pas tai kraujas eina iš darglių. Parodyk. Nu važinį. Čia ne čia silkė. Žiurgelis. Kokia silkė? Ryte silkę valgiau, tokią krūviną raudoną. Ir į nosį pakliūva biškį gabalėlis. Tai čia pas mane, ką valgiau, nes tarp dantų nesueina, tai viskas į nosį. A jūs neverskite visko ant silkės, gerbiamas Česlovas. Snarglys yra snarglys, aš laiką atskiriu snarglį nuo silkės. Pas mane snarglių nėra. Tai gal jūs dar ir nekakojate, ne? Kakoju. Vieną kartą į savaitę. Tai pas jumis vidurių užkietėjimas yra. Kad aš mažai valgau. Aš netikiu, jūs valgat vieną kartą per savaitę. O, atsiprašau, kakojat. Normalus žmogus, vat kaip aš, kakoja 2 kartus per savaitę. Nes labai nesveika kasdien kakot negalima. Nu, kaip sakant, aš tai toleruoju, bet nemėgstu. O kiek jūs kartus įsiojate per savaitę? Neskaičiuoju. Tai čia jau... A jūs užsirišinėkit mazgelius. Kiek kartų pasisiojat per savaitę, aš ir tokiai paimkit šitą nosinaitę ir mazgelius užrišykit. Aš tai visada darau, kai reikia sužinot, kiek sisioju. Jeigu va kaip dabar išėjo, biškį psichisijoju. Tai čia prie rimto reikalo. Tai kur jums nuvarva ten po 10 lašų, tai nesiskaito kaip sisiojimas. Nu tai kas, jeigu kiekvienam nuvarvės po 10 lašų, taigi man tai kas valandą nuvarva, tai aš neskaitau, kad čia sisiojimas yra.
Gaila tik išgraužia iki skilių druskas. Labai, labai. Pro tas skilės pasieks ir bėga turbūt ten viskas. Varo. Buvau mitingė vakar, buvau labai nuėjęs. Aš visada einu Gedimino prospektu, jeigu kas buriuojasi, tai iš karto ir aš ten einu pasižiūrėti prie visų. Nesvarbu, man svarbu tik prieš valdžią. Reikia, kad valdžia žinotų, kad mes nesam kokia tai kaziolų šaika. Negalima, nei NATO negalima. O tai kokį dabar NATO mums? Kokį mums dabar NATO? Nu, ko mes čia taip jau kariausime? Brazauskas sakė, nereikia. Aš žinokit, kaip man patinka Brazauskas. Aš žinokit, jo portretus net paišiau pats. O pažiūrėkit, kaip nupaišiau. Ja. Nuoga. Man labai patinka Brazauskas, toks principingas, raudonais žandais. Tik vargšui kažkaip su žmona nepasisekė, kokia tai jinai nesveika, ar kas ten pasino. Tai pas visus nesveiko žmonas, pas mane pavyzdžiui, managi žmona. Jopštarara, arba tavo Česlavai žmona, taigi kiaulė yra. Taip. Kiauliukė, pagal sparšelį mergautinė pavardė, kiauliukė buvo. Man tai žinot, kas dar labai patinka. Murzai ir Andriukaitis. Oi. Nu ką jis, man kaip jie šneka, kokie protingi vyrai du. Labai jie šiaip panašus, aš nelabai juos ir skiriu, bet taip šneka gražiai, Dar šitas, tas su barzda, tas kur su akmens vatos. Ai, Šuštauskis, oi, koks nuostabus žmogus. Mano, žinokit, tokia svajonė yra, kad jis man būtų senelis mano. Aš taip įsivaizduoju, guliu jam ant kelienų ir taršau jam tas barzdos plaukus. Ten yra laužai. Žinot, prisiminiau, buvau tokiai vienoj vietoj, nuvedė, atvažiavo iš Danijos ūkininkai pas mus į bendrovę, tai nuvedė rajono vicemeras, žinot, į restoraną, tai restorane tualete buvo toks klozetas, žinot, aš varu... Lozetas koks? Lozetas. Unitazas. A šalia mažesnis unitazas, iš kurio toks kranelis. A kam? Ten po to išsiaiškinam, kad nusiplauti užpakaliui, kaip akisisioji. Aš galvoju, kad ten iš jo atsigalt galima. Labai girtas buvau tada, žinot. Papūskit dabar. Kur? Čia. Papūskit. Vėl išgeręs? Ne. Aš negeriau. Aš vakar Dar kartą palauk. Papūsk čia, va, iš šitą aparatą iš policijos pasiskolinau. Papūsk. 2,6. Kuom? Rodo aparatas 2,6 promilės. Tai kur negeriai tu? Aš negeriu. O po to jam kraujas varė, pameni? Oi, atsimenu, įlipau į ringą. Ko čia vemi? Aš ant bulvių pavalgiau, žinai, na ir įlipau į ringą, atsisuku, stovi žąsinas, žinai, daug, karatistas. Sakau, tai kaip eisim kaimiškai, ar imtynių? Sakau, čia bus šidau žąsinė, tuoj nukirsiu ir žinosi. Sakau, davai, pažiūrim, kas eina. Bandyk laimę. Eina manas paringų, žinai, rodė tokį kaip Bruce Lee moka, žinai. Pašoko žinai. Aš pagavau, su kanopa, priremiau, priningo, šia per galvą, šia. Ir žąsinus sako, knockdownas, guli, žinai, kraujas varų. Man jau sako, viskas, čempionas pats esi. Aš tai žiūrėjau, ką jau buvo padarė tuo metu. Tai ten, eiktų žiūrkė, žliumbė. Žliumbė žiūrkė krokodilo ašaromis. Sakau, žertvą, klausyk, tuoj važiuosim kartu, tuoj važiuosim į balių, mano pergalę švęsti. Tai mano draugelis po to paėmė šešiesę su Bemsu nuvežė į sodybą. Pavarėm, buvo bobai ašarų, po to pati lindo prie visų. Tai važinai, nu į ką, įdėjau su kanopa, 2 kartą baigiau,
dar kartais iš kanopos pašokau ir dar norėjau dėti. Bet tu maladies, Mindaugai, klausyk. Normaliai. Visi sakė, girdėjau, kai tas sakė, tas tulpinis, kai sakė, kad tu maladies pavarai. Normaliai pavariau, normaliai. Bet eik tu nesakyk, kas tave primokino tokių. Eik tu, tai kiek čia reikia. Svarbu būti storas, kanopas turėti normalias ir žąsinui laiku skirsti galvą. Aš tik galubarį išmokau normaliai. O tu mane pamokysi, kai su bobom elgtis? Gaudyk! Pagavau? Pagavai. Sako, kas neturi reakcijos, tas neturės vaikų, a ne? Nenoriu tavo vaikų net pamatyti. Kodėl? Eik tu įsigimėlį, ką apie tave kaime šneka, kad tu iš vis įsigimėlis esi. O apie tave šneka, kad tu nedanešiotas buvai ir kad gimei kūdroj. O tu sako, pas tave uodega, kaip pas kiauliukę yra. Nusipjovė į Vilnių Santariškyse. O tai pas tave maul nėra. Pas mane 2 speniai va čia yra. Pas mane 6. Tai į kas? Ir kas čia tokio? Visas kaimas šneka, kad tu mano sūnus esi. Nusišneka tas tavo kaimas. Pidarai. Žąsinai. Žąsinai. Obliai moliai. Obliai moliai. Gal jūs eikit, klausykite. Iš čia. Gal išai nuo kiaulės. Kiaulės pritarčia. Eikit. Eik. Tai vat, gerbiami klausytojai, tęsime mūsų humoro vakarą, radio šou. Šiandien kiauliukam davėm pašnekėti daugiau. Tas gezis tavo koks jau paaugęs, atsimenu, anksčiau, kai sėdėdavo baloj. Tai aš dar galvoju iki kokių 5 metų, ar į vaikų darželį, ar į tvartą vežti. Ne vis nepasirinkau į ką panašus, bet kažkaip pagailėjau į tvartą. Galvoju, kolūkį nuvež, taigi ten, žinai, traktoristai, girti visi. Kokį kolūkį, Landsbergis visus kolūkius išardė. Klausyk, man tai labai patinka, kad jūs, kad tu tą Gediminuką labai vyriškai auklį. Jūsgi neplaunat tiem vystyklų, anksčiau neplovėt niekada. Tai, kad jis pats duobėje gyveno, ten to ir pas mane duobėje, nu aš ten vadinu duobėje. Mano kaiminka tokia yra nevalėjka, tokia, žinai, čigonka tokia. Irgi duobėje gyveno. Ne, nu paliepiai. Tai pas ją vaikutis toks mažas, tai jinai neplauna jo iš vystyklų, nubyra, sudžiūsta kaip snargliai, o kur pas mane snargliai, nosį taip padarė ir nubyra tas visas, kaip kukurūzai, kaip kornfleikai. Tai vat vaikučių jie iš po vystyklų birėjo, tie visi pat atvažiavęs ant epideminės stotis. Tai kad ten jau supuvęs skaičiu. Supūvo tas vaikas. Nu, jinai laikė jo tiesiog žarnoj maišelį ekstazi tablečių. Tai tas maišelis praplyšo, kada tai vaikutis labai laimingas mirė, mažas būdamas. Oi, kai mes čia nukrypam. Bet žiaurus gyvenimas, nesakyk. Žiaurus? Nu ką, spaudos apžvalga, gerbiamas Česlovas. Laikraščių fiesta dabar mūsų. Bušido, matau, vat Mindaugo pergalė prašyta. Čia važiuos vaikis. Jaunimo puslapį aš pravėsiu. Labai daug baltapūkių jaunimo dainininkų atsirado. Tai ir Ezopas Mažeika, ir Linas Choras Zarieckas, ir Andrius Mamontovas, ir Samas Biks, ir Vėberas, ir Kofas, ir Starkus. Visi su baltom galvom. Bielobraisikai mūsų. Ne, taip. Ne. Nu, blemba, tas šalus koks šlykštus. Man bloga labai. Iš Krypelio, ką 11-metis berniukas. Ja, girdi, man labai blogas, klausyk galėsiu. Aš pykina mane. Kągi, tęsime mūsų nuotaikingą radio laidą. Prie mikrofono Mindaugas ir Gezis. Praėjusią savaitę iš Seimo pirmininko lūpų išgirdome daug negražių žodžių apie Lietuvos gyvenimą. Eik tu įsigimėlį, eik pasėdėk, įsigimėlį tu apie politiką nešnekėk. Leidžia, tėvuką eikš pasnekėk. Eik, einam normaliai pasnekėk. Nu, vėja, paršiukai. O, Česlovas, tu prižiūrėk savo vaikų, žinai, sako, baravykas nuo baravyko netoli auga. Tu jau pats daraisi kriuksą pas tave pietačiokas vietoj snukio. Tu man žinai, kaip panašus? Į Česlovą Juršėną. Tu buvai Česlovas Juršėnas ir numirks Česlovas Juršėnas. Man vieną kartą važiavau irgi troleibusu.
Prie jo moteris, viena moteriška, man sako, nereikia jums talonėlį, kam jūs mušat talonėlį? Sakau, tai kad nereikia, reikia visiems. Sako, nereikia jums Seimo nariui. Tai tada supratau, kad galiu lengvatomis naudotis visomis. Mane tai, žinot, dažnai irgi supainioja su Andrikaičiu labai. Ta vieną kartą tokia močiutė į kojas puolė man, nuėmė man batą kojinį ir pradėjo čiupti pirštus. No. Sako, ačiū jums, kad jūs toks geras, gerbiamas Vytenį Andrikaitį. Sako, koks iš to Andrikaitis, bet vis tiek malonu buvo. Vis tiek nesuklydai, jau tu sūnus gėtavo. Aš galvoju, bronius Andrikaitis, tai galvoju, sūnus. Ne, mano sūnus ne Vytenis yra. Mano sūnus Eigirdau tautas. Bet aš nenoriu apie kalbėti, aš labai blogai jaučiuosi. Česlavai? Taip. Įspėk myslę. Taip. 2 apvalus, 1 ilgas, visam bobam reikalingas. Akiniai. Jokingas anekdotas. Pastovi juokai tokie. Nevirškina, prisivalgiau A tu nošpas išgerb. Išgerk nošpas, labai padeda virškinimui. Ką tu dabar valgi? Lašinių plokštainį valgiau. A kuom išgeri? Lašinių bryzą. Nu, Lašinių bryzą. tai ką tau čia dabar? Cibulio A ko nevirškina, taigi labai sveika. ir medaus ant viršaus. O agurko, a nebandėjai agurkus? Kur tu agurkus dabar vidury žiemos? Taigi O visi ten turgaus yra? šitie pesticidais visokiais užteršti. Per televizorių sakė, kad pesticidais visokiais šitais, chemija viskas yra. Kas pisti? Kas? Pesticidai šitais, labai baisi chemija, labai baisi skrandžio vėžys. Aš tai chemijos nemėgstu. Suvalgai vieną agurką ir skrandžio vėžys nuo tokio. Eik. Mandarino iš vis, vieną suvalgai mandariną, skrandžio vėžių iškart susirgė. Eik. Nepirktų šitų importinių dalykų. Oi, O tu šitos importinius, kur perki, nepirk. Oi. Čia pesticidai yra šitie visi viskas. Nu, jo. Pesticidai. Labai užteršta, žinok. Ir šitas visokius, čia kur margarinai visi šitie yra. Taigi viską vėžį sukelia. O Vėžį. tai ką valgyti tada? Sviestą valgyk. Kiek lašiniai sveikiau. Lašinius valgyk. Duona, rupė. Aš tai labai mėgstu rupę rūginę duoną su ūkiniu muilu. Tai čia sveikuolės. Čia sveikuoliai tai valgo. Čia reikia organizmo valymai. Žinai, Roniai. čia kaip šlakus išvalyti iš organizmo. Žinai, tai aš toks paskutinį metu rupę duoną savo valgau. A tu dar žinok šlapimą, bet tu nesijuok, žinok, šlapimas labai sveika gerti, žinok, žmonės sako. Skaičiau. Žinok, rimtai, čia atrodo juokinga, bet iš tikrųjų labai sveika. Geriu, aš tai jau geriu. Ir nerimaudausi kiekvieną rytą. Bet reikia savo gerti myžalus, o ne kokio. Aš tai žmonos Bet kiaulė. mes tad negalima šitaip. Reikia savo, nes čia tavo organizmas, tavo šlakus išvalo, kiek svetimo myžalas neišvalys. O tada, kai mes gerim, kai į starką primyžom ir tu mėgoji po to išgeri, tai žinok, tau nieko neišvalė tada. Ne. Neišvalė, ne. Nu, aš šiaip sveikai. Sveikai gyvenu. Aš tai dar labai, žinai, ką mėgstu. Juoda rupė duona, bet reikia padžiovinti ant saulės, nes tada nuo saulės daugiau vitaminų. Energijos, vitaminų, tai aš nežinau, ko ten sakė man. Kažko. Ir reikia paimti varškės. Ir varškę tą sugrūdinti, suvaryti, sugrūdoti ir tokius trupinėlius. Ir palaikyti irgi ant saulės. Ir kai sudžiūva viskas, reikia tokius kukulius, kleckus padaryti. Ir mineralinį, bet mineralinį reikia ne kokį ten užsienietišką importinį. Labas vakaras, gerbėmėjai radio centro šou klausytojai. Čia Česlovas kalba šiuo metu. Randuosi išvažiavęs į savo rinkiminę
agitaciją dėl savo socialdemokratijos partijos. Česlovas socialdemokratija 5000. Būk pasveikintas, mano rinkėjų, mano mielas karvės melžėjų, kaimo stubry, tu toks pat esi, mano mielas žmogau gyvuly, mano rinkėjas tu esi. Taip, tai yra Bronius, mūsų partijos pirmininkas, posakis iš moterų kalėjimo Panevėžyje, kur šiandien mes pristatėme savo rinkiminę programą ir išdaliname visom moterim po raudoną gvazdiką. O apygardą. Kągi, turiu tokių pastebėjimų. Ant Lietuvos atėjo blogų nusistebėjimų. Lietuva, kurgi tu dabar eini? Atsigręžk į save, pasižiūrėk į veidrodį pati. Kasgi tau Lietuva atsitiko? Kasgi tau blogo po Vilnių nutiko? Nieko, ateis rinkimai štai ir vėl nusistebėsi tu, išrinkusi mus į savivaldybę again. Taip, tai vėl buvo pasisakymas iš Broniaus kalbos mitingo artimiausiu metu. Na kągi, su savo rinkiminę programą mes dar supažindinsime truputį vėliau, bet dar Bronius palaukit. Norėčiau pakalbėti truputį apie socialinę programą ant Lietuvos. Na, kodėlgi tu Lietuva žengi kaip peršlapusi žaba į tą prakeiktą socialdemokratinį liūną. Oi, iš ten įsigelbėjimo nebūna. Na kągi, gerbiami klausytojai, norėtume kreiptis į jūs su Česlovu, Bronium, Mindaugu, kirsti per jūsų jausmus. Na, kodėlgi jūs mūsų nerenkat? Na, kodėlgi jums taip negerai? Išrinkite mumis. Taip. Labas vakaras, brangus radio šou klausytojai, panevėžiečiai. Šiuo metu randamės Panevėžyje, šnekam iš teatro kavinės, kur darom preskonferenciją. Kągi, mielieji ponės, šiandien dar palyginus kovo 8, tačiau rytoj bus vėlgi kovo 9 ir vėl mes visi liksime su kovo 8 arba su dar blogesniais prisiminimais. Žmonės, balsuokit už mūsų partiją. Radio šou 2000. Ta proga norėčiau padeklamuoti eilėraštį. Gerbiami panevėžiškiai, jūs man kaip miško kiškiai, lakstot, bėgiojat visi kartu, o štai atsisėdat prie stalo ir vėl visi kartu. Ir tą progą norėčiau palinkėti ir daug gerų dalykų prisižadėti, tačiau to padaryti negaliu, nes labai visus myliu. Taip. Kągi, prieš tai girdėjote labai daug neblogų gabalų. O mūsų rinkiminis lozungas bus dar daugiau gabalų. Ir kai visi eisite prie urnų, prie pisuarų ir prie purvo, balsuokite už mus abu, už socialdemokratiją ir... Raminkis, aš tau sakau. Nenormalus kiaulinas. Girtas. Aš tau sakau, Mindaugai, jeigu dar padarysi man gėdą, čia Aukštaitijoje aš tave pasauksiu. Tikriausiai nužadės. Atsiprašau už dvi kiaulės, kur priėjo prie mobilių telefonų. Labai norėčiau pranešti gerą žinią radio centro klausytojams. Rinkiminė kompanija baigėsi. Išrinko į valdžią mumis. Kiaulę ir kiaulę. Taip. Taip, išrinko. Vėl paprašytume vaikus suguldyti štabelium ant aukšto ir pranešti, kad ant Lietuvos gyvenimas gerės ir gerės.
netrukus po 5 minučių. Aš tai nieko nebeturiu pasakyti. Na, norėčiau tą progą papasakoti eilėraštį visiems, kurie klauso mūsų eilėraštį. Brangus žmonės, štai atėjo ta paskutinė pavasario valanda, kai visiems jums ateis gera dovana, kai mumis jūs po velnių išrinksit ir Niekada nenusiminsit. Todėl mes prašome jūs, balsuokite jūs po velnių už mus. Klausot radio centro. Su manimi yra Bronis. Na kągi, norėčiau vėl pakartoti sveikinimą į visus geros valios žmonės. Žmonės, apsižiūrėkit aplinkui save. Argi nematot jūs tam veidrodį save? Apsižiūrėkit ir nusispjaukit, o galbūt po to vėl nusispjaukit. O po to ir paragaukit. Na, aišku, norėčiau... Jūsų toks anekdotas rinkimų proga. Ruošiamės rinkiminiai kampanijai savivaldybę. Aš esu durnius, šiaip nesusigaudau nieko, bet labai noriu pralysti valdžią. Labai noriu Panevėžiui vadovauti su savo partija 2000. Aš neskiriu, kas yra Šurėnas, kas yra Bronius, neskiriu. Bet aš vis tiek būsiu valdžioje ir gerbiami rinkėjai, iš karto pajusit mano darbus. O dar be to pajusite Česlovo geležinį kumštį. Ir baigdami mūsų laidą norėtume palinkėti, kad žmonės nebūkite abejingi savo. Ir jūs, Bobas, kur komunistinę šventę švenčiat ir kur labai šventės, tos gaila jums rauda, aš vadinčiau kruvinosios moters šventę. Tai yra, kai geležim mus vertė dovanoti raudonas rožės moterims. Moteris, nešveskit komunistų šventės. Nes, bent šveskit. Kalbėjo žmogus, kuris prieš geras 5 valandas groja bobų kalėjime. Dabar norėčiau išvesti jo postringavimus į normalią kalbą. Bobus, nebalsuokite už, kaip sakai? Už ką nebalsuosiu? Man labiausiai nereiktų balsuoti už tave. Žasimas, viskas. Ko tam mane saulai?